Tiesos vaisius. Elohimo žodžiai širdyje. Gyvenimo kelias. Apreiškimas 4:03. Hebrajams 10:20. 20. Tiesos vaisius. Širdies žemė. Išmesk netiesą iš savo širdies ir padaryk ją gerą dirvą, pasiek tiesos sėklą ir augindamas tiesą dink vaisių. Žemės susigrąžinimas. Raskite netiesą, kurią Biblija sako išmesti arba nedaryti, išmeskite ją iš savo širdies ir padarykite ją derlingą dirvą. Sėti tiesos sėklas. Raskite tiesą, kurią Biblija sako saugoti, ir pasiekite tiesos sėklą širdies lauke iš derlingos žemės, auginkite ją ir neškite tiesos vaisius. Tiesos vaisius. Tiesos vaisius. Projektas. 1. Projektas. Išmesk. 2. Projektas. Nedaryk. 3. Projektas. Laikykis. 4. Projektas. Daryk. Ivei. Projektas. Daryk. Išmeskite melą iš savo širdies ir paverskite ją gerą žemę. Gyvenimo kelias. Apreiškimas 4:03. Hebrajams 10:20. Luko 10:37. Jis atsakė, tas, kuris jo pasigailėjo. Jėzus jam tarė, eik ir tu taip daryk. Luko 11:35. Todėl žiūrėk, kad tavoji šviesa nebūtų tamsa. Luko 11:41. Verčiau duokite gailestingumo auką iš to, ką turite, tai viskas bus jums nesutepta. Luko 12:1. Tuo tarpu, kai susirinko nesuskaičiuojama minia, kad net vieni kitus trypė, Jėzus pradėjo kalbėti pirmiausia savo mokiniams: saugokitės fariziejų raugo, tai yra veidmainystės. Luko 12:05. Aš parodysiu jums, ko turite bijoti. Bijokite to, kuris nužudęs turi galią įmesti į pragarą. Taip, sakau jums, šito bijokite. Luko 12:15. Jis pasakė jiems: žiūrėkite, saugokitės godumo, nes žmogaus gyvybė nepriklauso nuo jo turto gausos. Luko 12:33. Parduokite savo turtą ir aukokite gailestingumo aukas. Įsitaisykite savo piniginių, kurios nesusidėvi, kraukite nenykstantį turtą danguje, kur joks vagis neprieina ir kandys nesuėda. Luko 12:35. Tebūna jūsų strėnos sujuostos ir žiburiai uždegti. Luko 12:36. Ir būkite panašus į žmones, kurie laukia savo šeimininko grįžtančio iš vestuvių, kad kai tik jis parvyks ir pasibels, tuojau atidarytų. Luko 13:24. Stenkitės įeiti pro siaurus vartus. Sakau jums, daugelis bandys įeiti, bet neįstengs.